Tos taškas. Ir šiauliečiai vėl turi 3 taškų pranašumą. Dapkus, Veikalas. Viskontas. Rašyhananas. Leonavičius. Reikia galvoti apie ataką. Pameta kam Leonavičius. Veikalo šūvis. Nėra, kamuolys nepataiko netgi lanką ir su kamuoliu Kadžiulis. Eina paskutinė antrojo kėlinio minutė. Koja žaidė kažkuris iš Nevėžio žaidėjų. Ir arbitrai duoda kamuolį svečiams. 41 sekundė iki antro kėlinio pabaigos. 39-36 pirmauja Šiauliai. Penkiolika sekundžių Šiaulių atakai. Dar liks laiko ir Nevėžiui užatakuoti. Hananas. Tokia klaida. Įkerta Vileita ir 2 taškus pelno. 9 Vileitos taškas. 5 taškais pirmauja Šiauliai. Dapkus, Viskontas. 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Šakinis. Prameta Šakinis, Dapkus atsistumia Šležą ir bus metami 2 baudos metimai į Nevėžio krepšį. Tai pats blogiausias scenarijus, kokį galėjome tikėtis baigiantis šiam kėliniui. Bet tai jau trečioji Dapkaus pražanga. Andrius Šležas stoja prie baudų metimo linijos. Baudas Šležas meta labai neblogai. Iš 27 yra pataikęs 25. Tai yra 93% beveik. Taikus abu metimai, lieka beveik 4 sekundės. Viskontas. Spėja paleis kamuolį, tačiau metimas netiklus. Taigi 43-36 po 2 kėlinių priekyje Šiauliai. Taigi netrukus prasidės antroji rungtynių pusė, kol kas 43-36 pirmauja Šiauliai. Jų penketas toksai: Kadžiulis, Vileita, Šležas, Maceina ir Volkus. Vileitos reidas, niekas jo nestabdo ir šiauliečiai didina persvarą. 11 Vileitos taškas, tai tampa rezultatyviausių Šiaulių krepšininkų. Nevėžio penketukas toksai: Veikalas, Dapkus, Šakinis, Leonavičius ir Viskontas. Veikalas. Veikalo klaida. Kadžiulis perima kamuolį. Slysteli Kadžiulis ir praranda kamuolį. Po pirmos pusės Nevėžiui daugiausiai įmetė Dapkus 9 taškai, Šakinis ir Lisauskas po 7 pelnė, Stankus 5, po 3 Leonavičius Viskas 2 taškai Veikalo sąskaitoje. Leonavičius. Dapkaus šūvis. Nėra, tačiau Šakinis atsikavoja kamuolį. Leonavičius. Pražanga Kadžiuliui. Pirmąjį kartą prasižengia Kadžiulis, 2 baudos metimai. Baudas pirmoje pusėje geriau metė Nevėžis. Beveik 82%, varžovai 50%, tačiau varžovai tik metė 4 kartus, pataikė 2. Nevėžis iš 11 pataikė 9. Leonavičius pelno savo 4 tašką. Ir dar vienas metimas taiklus. Skirtumas švelniai iki 7. Maceina su kamuoliu. Permainingai vyko antras kėlinys. Kelniečiai buvo laimėję atkarpą 7 taškais ir įsiveržė į priekį 6 taškais, tačiau po to sekė prasta kėlinio pabaiga. Atkarpa pralaimėta net 0-13. Ir tai leido šiauliečiams susikrauti prieš didžiąją pertrauką 7 taškų persvarą. Leonavičius. Šakinis. Viskontas. Deja nėra. Kamuolys pas Maceiną.
Kadžiulis, jo šūvis taip pat nėra. Tačiau kamuolys atsidūrė pas Maceiną rankose. Ir šiauliečiai tęsia savo ataką. Prasidėjo trečiojo kėlinio minutė. Kadžiulis Šležui, klysta mūsiškai gynyboje. Ir 2 Šležo taškai. 12 Šležo taškas. Vėl skirtumas 9 taškai. Priekė Šiauliai. Dapkus. Perdavimas Viskantui. Šakinys įkirta ir gražiai Nevėžio ataka. 9 Povilo Šakinio taškas. Su kamuoliu Šležas. Volkus. Pataiko Volkus. Volkus pelno 6 tašką. Baigėsi trečiojo kėlinio minutė. Kol kas Nevėžiui nepavyksta sumažinti skirtumą. Viskontas. Praeina pro Maceiną. Ir 2 taškai. 5 tašką pelno Aidas Viskontas. Mažina skirtumą iki 7. Maceina. Šležas. Volkus po krepšiu. Vileitos šūvis. Ir 3 taškai. Vileita pelno 14 tašką. Ir pirmą kartą šiose rungtynėse dviženklė persvara. Deja, jie turi šiauliečiai. Dapkus. Veikalas. Gražus Veikalo reidas. Ir jam per rankas sukerta varžovai. Volkus prasižengia antrąjį kartą. Benas Veikalas mes 2 baudos metimus. Taigi 10 taškų skiria komandas. 6:22 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Trečiasis Beno Veikalo taškas. Ir 4. Veikalas mažina skirtumą iki 8. 52-44 pirmauja Šiauliai. 6 minutės ir 15 sekundžių lieka. Iki kėlinio pabaigos. Prameta Kadžiulis, Benas Veikalas kovoja kamuolį. Viskontas. Pameta kamuolį Viskontas. Kadžiulis. Klysta Kadžiulis. Beje, klaidų pirmoje pusėje. Nevėžis padarė 7, Šiauliečiai 4. Nevėžis laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Pirmoje pusėje atkovotas 17 kamuolių, varžovai atkovojo 15 kamuolių. Deja, Šakinio tritaškis neįskaitytas. Pražanga fiksuojama. Aidas Viskontas prasižengia. Puolime. Antroji Viskonto pražanga. Šiauliečiai pradeda ataką. Vileita. Maceina. Šležas. Kadžiulis. Taisyklių nėra pažeistų. Ir pagaliau varžovai išmuša kamuolį už vidų. Kėniečiai pradeda ataką. Veikalas. Leonavičius. Viskontas. Dar 10 sekundžių atakai. Veikalas. Dapkus. Leonavičiaus šūvis. Deja nėra. Kadžiulis Vileita ima kamuolį. Maceina. Kadžiulis atmikrašta Šležui. Ir 3 taškai. Nespėjo Dapkus. Šležas pataiko trečiąjį savo tritaškį. Tai jau 15 Šležo taškas. Skirtumas 11 taškų. Pirmauja Šiauliai. 4:30 iki trečiojo kėlinio pabaigos. 5 sekundės atakai. Viskontas. Ir nėra. Pataiso kamuolį Dapkus.